Labadiena, mielieji, esu Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė, aurosomos spalvų terapijos dėstytoja. Tai, ką matote man už nugaros, šis spalvotas pasaulis mano gyvenime yra jau 30 metų. Kaip juokauju, aurosoma užsiimu 30 metų, 25 valandas per parą, taip, daugiau laiko negu kad yra laiko paroje, kadangi spalvos yra mano pasaulėžiūra, tai yra mano gyvenimo matymas, tai yra būdas prakalbinti sielą žmogaus, kuris ateina pas mane į konsultacijas, seminarus. Spalvas naudoju kaip iliustraciją savo vedamuose renginiuose, kad išdėstyti pasirinktą temą ir kad jūs galėtumėte greičiau, geriau pažinti, suprasti ir subalansuoti save. Vasario 14, 16 ir 21-23 dieną 2 savaitgalius iš eilės Kaune spalvotoje palėpėje, štai šioje gražioje erdvėje vesiu pirmą aurosomos kursą, tai yra pirmą aurosomos lygį. Tai yra klasikinis spalvų psichologijos mokymas, sertifikuotas spalvų terapijos akademijoje, Anglijoje, kurios mokytoja daugybę metų aš esu. Ir šis pirmas aurosomos kursas atveria mums spalvų pasaulio duris. Pirmąjį savaitgalį išmoksime užsienio kalbą, spalvų kalbą. Aurosomoje mes turim 15 spalvų archetipų. Kiekviena spalva yra kaip kosminio raidyno raidė. Spalvų kombinacija, štai ekvilibriumuose už manęs yra tarsi žodis. Kuomet mes renkame spalvas, mūsų siela išreiškia tai, kas mes esam ir kartu ko mes ilgimės. Ir šių buteliukų kombinacijos gali būti suvokiamas kaip frazė, spalvota telegrama, kurią mūsų siela nori perduoti mūsų protai. Aurosomai mes prisilaikome tokio šūkio, moto, mes esame spalvos, kurias renkamės ir tos spalvos parodo mūsų tikruosius poreikius. Taigi, pagal žmogaus pasirinktą spalvų koloritą mes žinom viską apie vidinį pasaulį, apie talentus, pašaukimą, potencialą, išbandymus, apie žmogaus vaikystę, santykį su tėvais, artimaisiais, daugybė visokiausių dalykų, kurių žmogus galbūt kartais netgi pats nežino apie save. Spalvas mes matome aplinkui ir man būna labai liūdna, kuomet gatvėje ar per konsultacijas matau pilkai, rudai, juodai, 50 purvo atspalvių apsirengusių žmonės. Nebūna spalvoto vidinio pasaulio, prabudusio sąmoningumo ir tokio niūraus kolorito mūsų aprangoje, mūsų aplinkoje ir gyvenime. Spalva lygus sąmoningumas. Šiame seminare jūs labai daug sužinosite apie tai, kaip žmogaus spalvų preferencija, pasirinkimas atspindi mūsų sąmonės lygį. Naudodami spalvas mes galime iš tiesų save keisti. Galime naujai pažvelgti savo gyvenimo faktus, įvykius, juos transformuoti, integruoti, paleisti. Galim prisijaukinti netgi savo vidinės baimės, įvairiausias traumas ir galime panaudoti šią energiją savo gražaus kūrybiško gyvenimo kūrimui. Aurosomoje per spalvų prizmę, per spalvų pažinimą vėlesniuose kursuose mes prieiname prie klasikinių, bazinių, senovinių, ezoterinių mokymų, tokių kaip numerologija, astrologija, taro ir netgi kabala.
Taip kad kelionė prasideda nuo savęs, nuo savo spalvų pasirinkimo, supratimo, nuo spalvų suvokimo, išmokimo ir vėliau per tą jau išmoktą spalvų kalbą mes toliau keliaujame į senąsias, tikrąsias pasaulio filosofinės, psichologinės, ezoterinės sistemas. Šis seminaras yra pakankamai retas, kadangi tai yra akademinis kursas, patys pagalvokite, netgi 6 dienos. Mes spalvoms skirsime daug mokymų valandų. Penktadienį vasario 14 užsiėmimai prasidės 17 valandą vakare. Mokysimės maždaug iki 9, o išeiginėmis dienomis mokysimės nuo 10 iki 6 valandų vakaro. Būtina išankstinė registracija. Registracija vyks iki sausio pabaigos, kadangi tai yra licencijuotas tarptautinis mokymas. Būtina užsiregistruoti iš anksto, turiu paruošti mokymo medžiagą, pasiruošti seminarui. Visas detalės papasakosiu jums, jei registruositės, atsiųsiu registracijos laišką, informaciją. O detalę seminaro programą galite skaityti mano Facebooko puslapyje. Ir neklauskite, kada kitą kartą vyks šis renginys, jis vyks dabar, taip kad tai yra galimybė nuspalvinti savo pasaulį, savo gyvenimą ir džiaugtis tą spalvų dimensiją, kuri yra aplinkui mus. Aš paprastai galvoju, kad Dievas sukūrė pasaulį spalvotą. Ne tam, kad mes sulystume į purvo gamą, ne tam, kad būtume apsirengę juodom įkapėm kaip kokios kapinių marytės, ne tam, kad slėptumėmės po 50 pilkų atspalvių. Spalva lygu sąmonė. Taigi, pažindami spalvas, mes galime pažadinti savo grožį, tiesiog ypatingumą, pašaukimą, potencialą. Spalvos iš tiesų veikia mus tarsi vanduo ir trąšos veikia augalą, gėlę. Tam, kad mūsų siela galėtų skleistis, jinai turi matyti spalvas, turi užuosti kvapus, aromatus aplinkui. Aš visuomet manau, kad jeigu kiekvienas žmogus atliktų šį vidinį darbą, atrastų, atskleistų, pažadintų savo spalvas, iš tiesų mes gyventume be galo gražiame ir harmoningame, spalvotame pasaulyje. Praktiškai tai būtų rojaus sodas. Labai tikiuosi, kad šis artėjantis seminaras, Aurosomos 1 kursas, padės sukurti šitą būseną mūsų viduje ir mūsų artimiausioje aplinkoje. O žmonių patirtis, atradimai sumuojasi ir niekuomet nežinai, kuris lašas bus paskutinis, kuris perpildys šitą spalvų taurę. Labai tikiuosi, kad su mūsų bendrom pastangom mes prisidedam prie geresnio pasaulio, geresnio gyvenimo kūrimo. Taigi laukiu jūsų vasario 14, 16 ir 21, 23 dieną Aurosomos 1 kurse. Mes esame spalvos ir spalvos atspindi mūsų tikruosius poreikius. Su spalvotais linkėjimais iš spalvotos palėpės jūsų Dalia.